Sveiki. Dabar tai, kada papasakosiu apie Organitą, apie tik tai pakabuką Atlantis. Dovanokite, mano kalba nėra rišli, sakiniai nėra iš anksto surašyti popieriuose, dėl to, kad paprasčiausiai aš atsiguliau anksčiau ir pabudau naktį, vidury nakties, kažkur tai 2 valandą, pusė 2 maždaug. Tiesiog po pagalio pas mane buvo Atlantis ir Lemūrien. Sapnas buvo ryškus gana, bet miego daug nereikėjo, galva visa kaip nauja. Vis dėlto anksčiau ir vėliau tas miego poilsio trūkumas pasijaus, bet neturėdamas tiesiog išeities kitos atsikėliau, turėjau daryti šitą video. Ir taip, apie pakabuką Atlantis. Pas mane jisai pakabintas ir daugiausia aš nešioju. Dabar iš žmonių atsiliepimų, kurie jau jį turėjo, tai ką jisai daro, kaip jisai veikia, kokie pojūčiai žmogui, tai galėsiu papasakot šitam filme apie Atlantis. Ir taip, pagrindinė paskirtis arba jo funkcija, jisai jūsų namuose yra tarsi šiukšliadėžė, tarsi pastoviai įjungtas siurblis su HEPA filtru. Jisai įtraukia į save viską ir nieko neišleidžia, viską perdirba. Dingsta jame visas negatyvas iš jūsų namų. Jeigu jūs nešiojate su savim šitą pakabuką Atlantis, tai tiesiog jisai pats jumis tarsi apgaubia kažkokią tai membraną, kuri neleidžia netgi išeiti pykčių iš jūsų. Tiesiog tik tai užgimęs pyktis iš karto dingsta, jisai sugeriamas iš karto tenai. Visi žmonės, kurie patenka į aplinką, sąveikaujant su jumis, taip pat norom ar nenorom bus paveikti šitos energijos, tos mėlynos energijos, ir jie taip pat bus gerokai prislopinti, jeigu jie piktos valios žmonės, pastoviai bambantis, pastoviai prikaišintis. Tai gali būti tiek namuose, tiek darbe, tiek kažkur tai gatvėje. Jo poveikis maždaug, jeigu tiesiai prieš jūs kažkas stovėtų, tai maždaug spindulys lašo formos, nuo jūsų nueinantis ir platin, ir maždaug atstumas galbūt net iki 15 metrų. Maždaug 3 metrų spindulyje aplink jūs yra stipresnis laukas, todėl jūs stipriai įtakosite žmonės, kurie stovės prieš jumis arba kalbėsis su jumis. Kaip jisai veikia? Bet koks blogis, bet kokia forma, ar tai astraliniai parazitai, ar tai tiesiog bacilos bakterijos ore, arba tiesiog netgi kažkokios tai nuodingos medžiagos jūsų maiste. Kalbėkime apie kukurūzų kokius nors traškučius ir taip toliau. Viskas absorbuojama čia, viskas sutraukiama, viskas išeina tiesiog iš ten išimama ta negatyvi forma ir viskas sutraukiama, prapuola viskas tarsi juoda skylė. Kalbėkime taip, kad tarsi čia mini mažytė kosminė skylė, kuri viską sutraukia. Pirmiausia, iš keletos tokių atsiliepimų buvo tokie pirmieji įspūdžiai: šilta krūtinė, kadangi ten persidirba negatyvas, ko gero ir plaučiuose esantis chemtrailų nanodalelės esančios paveikiamos. Taip pat Atlantį pamatė, pasičiumpa vaikai šeimoje, kada ateina siuntinys, ir neatiduoda jo iš rankų. Tai pačiam teko irgi asmeniškai stebėti. Mažius 3 metų pasičiumpa Atlantį ir tol, kol neužmiega, jisai neleidžia nuimti jo. Matyt, vaikai natūraliai jaučia, kas yra gerai, kas yra blogai, kas jam reikalinga, kas ne. Jeigu Atlantis šito pakabuko efektyvumą, naudą pavaizduot grafiškai kompiuterėje ir žmonės suprastų, ką jisai daro, tai atsirastų žmonių,
kurie galėtų pakloti ne tai, kad 3-ženklę sumą, bet ir 4-ženklę piniginę sumą, skaičiuojant litais. Japoniškom vienam, aišku. Ir įsivaizduokit, kiek jisai gali padaryti žmonijai, gyvenamam kvartalui, netgi miestui, jeigu tam mieste bus keli ar keliolika žmonių su šitokiu pakabuku. Nebūtinai įrodyti, galima slėpti. Ir jūs turėsite vis tiek stiprų pranašumą netgi, kažkur tai eidami į posėdžius, kalbėdami darbė su piktais savo viršininkais, jūs faktiškai diktuosite sąlygas. Visa kita prieš jūs tarsi suglaudžia ausis ir nuslopsta. Tai tiek apie Atlantis pakabuką. Jisai dar, norėčiau priminti, iš įgyjimų visokių prekių, kada žmonės nežino, ką pasirinkti. Tai pirmiausia, visų pirma, siūlyčiau pasiimti šitą. Tiesiog įsidėti mintyse į taip vadinamą krepšelį. Į šoną pasidedat. Ir jeigu galvojate, kad jūs dar kažko tai norėsite, galite dar kitą kažką pasimti. Į komplektą dar galėčiau pasiūlyti lemuriną, bet apie lemuriną pakalbėsiu specialiame filme apie jį. Dar pas mumis iš tokių labiausiai einamų, kaip ir nuotrauko rodžiau, yra Stargate. Jisai taip pat puikiai veikia kartu su Atlantis. Jie poroj būtent sąveikauja, būtent tas gaunasi siurbimas iš namų negatyvas. Gali užtrukti ir mėnesį ir pusantro, kol sutvarkys galutinai namus ir įsivyraus tvarka, jeigu tose namuose, kur labai stipriai buvo chaosas. Taip pat mėlynas dėlinukas kartu su Atlantis gražiai veikia. Ir dar įdomi kombinacija gavosi su dėlinuku trikampiu. Atlantis padėtas ant trikampio dėlinuko, jisai prie kompo, toks padėtas prie kompo, prieš ekraną, gerokai padidina savo veikimo lauką. Tai tiek apie Atlantis pakabuką. Dar žiūrėkite nuotraukoje ir jeigu kurie nieko dar neturėjote, įsigykite būtent šitą pakabuką. Jūs pajausite efektą, bet kas pajaus. Jisai labai stipriai veikia. Visko nepasakosiu daugiau, nes galima bus kažkurie žmonės užsinorės ir piktnaudžiauti jo galiomis. Taigi iki malonaus.